čia man draugauti ar nedraugauti su tuo žmogum. Bet tada galvoju, o jeigu mąstyti per prizmę, o su kuo aš noriu palaikyti ryšį ir į ką aš noriu investuoti. Ir tada natūraliai atsiras atsakymas, kam lieka laiko, kam nelieka laiko. Ar tada tikrai galime kvestionuoti, kad čia buvo nedraugystė, jeigu nepriimu tavęs pasikeitusio. Bet kita vertus, ar aš įsipareigoju tave priimti visam gyvenimui? Bet gali būti ir apie tai, kad kažkas yra apie tai, kaip aš mezgu santykį iš esmės. Ir gali būti ir apie tai, kaip aš būnu santykį ar kuriu jį. Suprasti, kaip aš būnu santykį, kaip aš jį kuriu ir kaip aš jį užbaigiu, kad galėčiau eiti kurti naują santykį. Sveiki tie, kurie mūsų klausotės. Su jumis šiandien sveikinasi dvi kolegės, dvi draugės. Šį kartą su jumis sveikinamės iš Audiotekos studijos ir būtent Audiotekai esame labai dėkingos, kad turite galimybę mus ne tik išgirsti, bet ir pamatyti. Ir taip pat noriu padėkoti visiems, kurie jau klausotės mūsų, kuris laikas. Esame tikrai dėkingos visiems besidalinantiems, komentuojantiems ar tiesiog, kurie parašo mums žinutes asmeniškai. Jūsų gražus žodis ir grįžtamasis ryšys ypatingai svarbus, ypač pradžioje. O jeigu girdite mus pirmą kartą, tai labas, aš esu Laura, psichologijos ir psichiatrijos klinikos Gali būti bendraįkūrėja, konsultuoju poras ir individualiai. Aš esu Jonė, esu psichologė, konsultuoju individualiai suaugusius ir paauglius nuo 16 metų. O jeigu norisi išgirsti ir sužinoti apie mus daugiau, ką mes mokėmės ir ko vis dar mokomės, kuo alsuojame ir dėl ko šiuos epizodus kūrėme, Spotify ir Nara platformoje yra atskiras epizodas būtent apie tai. Jis vadinasi Susipažinkite, Laura ir Jonė nauji balsai tinklalaidėje. Labas. Labas. Tai mes mudvi šiandien susitinkam, taip pasirinkom kalbėti apie draugystės. Bet apie draugystės, gal aš pasakysiu, kaip aš suprantu, apie ką mes šiandien susitinkam, tu papildyk. Tai apie draugystės suaugusiam amžiuje ir man taip atrodo, kad labiau apie pokyčius draugystėse vykstančius. Turbūt iš esmės saugystėje ir gal iššūkius, kurie kyla suaugus draugystėse. Taip. Norėjai kažką sakyti? Aha. Aš besiruošdama pagalvojau, kad kažkur manyje yra balsas, kuris sako, kad tai čia apie draugystės vaikišką kalbėti, čia kažkokie vaikiški reikalai, o suaugystėj, tai jau yra draugai nori draugauji, nori nedraugauji, nėra čia ką labai daug kalbėti. Bet kai kai mąsčiau ir apie tą balsą viduje tūnantį, tai šiaip galvoju, kad šiaip tai sunku apie draugystės kalbėti. Ir man atrodo, kalbėti apie draugystės, ypatingai su žmogum, apie kurį yra ta draugystė, reikia labai per gyvenimą kažkaip, bent jau man taip formavosi, kad per gyvenimą išmokau. Kad ten vaikystėje, paauglystėje sunku kažkaip konstruktyviai ar rūpestingai apie tai kalbėtis, bent jau man buvo. Ir kad tik dabar suaugystėje atsiranda stiprybės ir drąsos kalbėti apie draugystę su tuo pačiu žmogum, su kuriuo norisi apie tai kalbėti, apie mūsų pačių draugystę. Tai kad tai visai nėra vaikiški dalykai kalbėti apie draugystės, apie norą draugauti, apie norą susirasti draugų arba išsiaiškinti santykius tarp draugų. Nes kažkaip galvoju, kad vis tiek kalbam tai apie skausmą, kuris yra draugystėse. Ir dar turbūt labiausiai skausmas randasi tada, kai yra kažkoks atitolimas, išsiskirimas interesų, pomėgių, laisvalaikio leidimo būdų, ten atitolimas kažkaip laike, erdvėj, žodžiu. Tai tokia vienas skausmo teritorija. O antras skausmo teritorija yra, kai, kažkaip apsižvalgau ir nebematau tų draugų, kažkaip jausmas, kad nėra jų, kad norėčiau, o kaip susirasti nelabai žinau. Tai aš į šitą temą ateinu iš tokių dviejų teritorijų, kad, kaip būti, kai tos draugystės, kurios yra tarsi gal ne visai tinka ir iš to kyla skausmas. O kitas tai, o jeigu vis dėlto atsiranda tokioje vietoje, kur
kur nėra tų draugysčių artimų, kurias aš laikyčiau artimom. Ir man atrodo, kad šiandien mes turbūt, aš tai spėju, mažiau kalbėsim apie, taip spėju, apie kokius tyrimus, apibrėžimus, bet daugiau apie, vat, kaip tu sakai, klausimus, kurie susiję su tai, kas rūpi, skauda, svarbu, įdomu. Nes šiaip pas draugystė toksai kaip dalykas, tai jisai šilumą nešantis tokį. Ir vaikystėje tos draugystės jos tokios labai glaudžios. Nu, vat kažkaip ten mes kartu būname kieme, mokykloje, kažkokiam būrelį ir toks kaip tankiai sumegztas megztinis. Ir tada su skirtingais pomėgiais, su skirtingais kažkokiais interesais retėja tas raštas, kai būna ten skylėtas kažkoks, ne? Bet nu, tai ir ta draugystė vaikystė, ir ta saugystė šiaip jinai šildo, dėl to mes apskritai turim draugus. Tik tais, ar labai gerai šildo, ko gero priklauso nuo to medžiagiškumo, iš ko numegzta, žinai. Nu, vat, kokybė draugystės. Tik visada jinai, jeigu mes jau kalbam apie esamą draugystę, vadinasi, jinai kažkada turėjo priežastį prasidėti. Ir sakiau aš tau, kad paklausiu, nes nu, mes dvi draugės rašinėjom pokalbį. Paklausiu, kodėl mes tapom draugės, nes nu vis tiek yra, nu, vat, kaip sakau, kalbam apie skausmą, kuris kyla draugystės eigoje dėl kažkokių dalykų, bet ta draugystė dėl kažko prasidėjo. Kažkas to žmonės suvedė ir laikė kurį laiką ir buvo malonu ir gera. Ir aš susimaščiau, kaip mes tapom draugės, nes tapom draugės saugystėje, kur, man atrodo, net taip paprasta tapti draugėmis. Ir aš pati svarstau ir taip galvoju, kiek čia kategorizuot bandau, į ką čia, kokias kategorijos mano priežastis ar mano įsivaizdavimas sukrenta, bet man atrodo, kad aš tavyje pamačiau ir tebematau tai, ko man trūko ir kas man yra labai įdomu. Tai yra atvirumas ir tiesumas, aš tau esu sakius ir kažkurio jau laidoje minėjus. Kad tai buvo pradžia. Aš tai gal jaučiuosi visai kaip nublaškę, kaip pasakei. Aha, nu tai švelnumo. Nu, aš gyvenime turbūt labiausiai ieškau žmogaus žmoguje, nežinau kaip pavadinti. Nu, tokios kibirkšties, gyvybės, nu, vat, žmonių, kurie neužsidaro ant funkcijos, nežinau, nu, vat, atrodo, vaikai jie turi tą tokį kažkaip valiukiškumą, kažkokį lengvumą, tokį ir brestant jisai pasimeta. Ir galima nueiti ten bet kur, galima nueiti į parduotuvę maisto, galima nueiti ten, nežinau, manikiūrą pasidaryti ar ten bet kur. Ir vat, matosi, kai žmonės būna žmonėm, o ne tik ten, nežinau, ar kasininku, ar ten žmogum, kuris ten aptarnauja. Ir tas pats yra ir darbe, nu, vat, galima pastebėti, kuo žmogus būna. Tai aš turbūt tave pasirinkau, nes pamačiau žmogų. Tai nereiškia, kad visi kiti ne žmonės. Bet kad, nu, vat, tai buvo kažkas man artima, kur aš galiu sakyti, aha, aš irgi, nu, kažkoks toks vieta, kur sąsaja atsiranda tokia. O kadangi jau tu pasakai, ko iš manęs mokais, tai aš iš tavęs turbūt mokausi lengvumo, nerūpestingumo. O, wow. Tai, nes aš taip, nu, toks, man to vis tenka mokytis tokio. Šiaip įdomu, ar mes būtumėm pasakiusios viena apie kitą, kad būtent dėl to, kad būtent tai patraukia, žinai, kaip kiekvienas matom patys save ir kaip pasirodo kitas tave mato ir kokias savybės tavo išskiria. Jo, čia turbūt, kai kalbėsim, man atrodo, išryškės tas, nes man atrodo, kad yra momentas, kalbant apie klausimą, kada draugystę svarbu
arba kada yra prasmė draugystę išlaikyti, o kada verta ar ją, kaip čia sakyti, ar nutraukti, ar jos nebepuoselėt. Ir kalbant apie šitą klausimą, man atrodo, kad vat, vienas iš tų dalykų, kiek aš ten jaučiuosi saugiai ir pasitikiu to santykiu, nepaisant ko. Kaip tau atrodo? Gal aš apie lūkesčius galvoju? Lūkesčius ir poreikius draugystėj. Nes, vat, turiu ten draugų grupę iš ten mokyklos laikų, tai ten nuo 8-9 klasės. Ir turiu vat naujų, kaip tu, ar ne, ten su kažkuo, ten nežinau, jaunimo linija man padovanojo keletą artimų žmonių, ten psichologijos studijos. Tai atsirado ir tų naujų. Tai apie lūkesčius aš turbūt labiausiai galvoju, nes, vat, mano atveju, tai aš labai jausdavau, kad grupėse draugų, kažkaip vis tiek ne iki galo, kažkaip ten taip, žinai, taip, kaip aš noriu gal. Vat, nes aš mėgdavau, va, taip, nežinau, ten sėdėti, šnekėtis, dalintis, kažkuo, žodžiu, kalbėti apie kažkokius ten gyvus tokius dalykus. Vat, ką mes čia gal darom, nežinau. O mano draugai gal kažkaip kitaip. Jie labiau pasijuokti norėdavo, kažkur nuvažiuoti kartu, ten galbūt pašvęsti. Aš mėgdavau mėgoti namo, grįžti, pernakvoti ten. Tas kitaip prasilenkdavo, bet tai nebuvo tai, kad aš kažkaip tą draugystę tada, žinai, nurašiau. Aš toliau likau kažkaip ieškoti tų žmonių, su kuriais aš galėčiau kalbėtis. Tai bet čia yra apie lūkestį tokį. Tikrai ne kartą buvo galvojau, kad gal man čia net nereikia būti tose draugystėse. Bet laikui bėgant, kai atsirado tų žmonių, nes, apie kokį čia poreikį? Mano tai buvo poreikis turėti tokius labai artimus, gilius ryšius, tokius stereotipizuojant, ar ne, kaip ten moksliniais tyrimais, kad, vat, moteriškus kažkokius gal labiau tada ryšius, kad, žodžiu, kalbantis apie skaudulius, apie tai išgyvenimus ir panašiai. O vat ten aš labiau jausdavau tokį vyrišką kompaniją gal, vat tokį, kad mes kažką būsim, kažką veiksim, sportuosim, žaisim ten kažkokį žaidimą su kamuoliu, ar ten, vat, kažkoks hihihaha, juokeliai, kažkur keliausim, važiuosim prie ežerų, bet... Per veiklas. Per veiklas, jo. Tai mano buvo poreikis toks. Ir tada aš pradėjau ieškoti kažkur kitur, kaip jį išpildyti. Tai antras išsilavinimas psichologija, ar ne, mokslai nauji, ten jaunimo linija, kur šiaip akivaizdu žmonės mėgsta kalbėtis, ar ne, apie tokius sunkesnius galbūt dalykus ir išgyvenimus. Ir kai aš jaučiuosi, kad aš gal nesu ten persisotinus, persivalgius, o labiau tokia, vat, kažkaip pavalgius to būtent pokalbio, man gerokai lengviau būti tose draugystėse. Aš net ir noriu, man būna tokia kažkokia, kad ir gal nėra, kad labai norisi. Ten dabar būtinai taip to žargonų dypinti toj kompanijoje, kažkaip gal ir tokios biškėtos tokios gaunasi. Bet kurį laiką man tikrai tas kėlė didelį skausmą, nes aš neturėjau alternatyvų. Aš turėjau draugų kompaniją, kurioje man pritrūksta gylio ir aš tampu to vieninteliu iniciatoriu, o kaip žinia, o dabar, kai jau suprantu, tai grupiai reikia priaugti iki artumo. Žmonėms reikia mokėti, priimti ir išgirsti kitą, turėti švelnumo savyje, tokios atjautos, meilės. Paauglystėje, kaip žinia, gali tas aštrus liežuvis taip nutvieksti. Ir ne tik paauglystėje. Tai, tai tokį per įvairius skaudulius, bet finale, vat, kažkaip aš tiesiog priėmu sprendimą niekur nekeliauti iš tos draugystės, nes tavo klausimas yra apie tą net skyrybas kažkuria prasme. Kada skirtis, kada ne. Tai va turbūt, apie ką tas netenkina, nes man atrodo, kad verta skirtis tada, kai gal iš tiesų yra kažkoks, žinai, labai stiprus plyšis. Toks stiprus labai skausmas, galų galia užgauliojimas kažkoks ar nepatyčios yra irgi taip. O visa kita, tai gal apie tokius poreikius, vat. Nes šiaip nėra reta tas, kad trūksta ten tų pokalbių, ar ne, vat, kažkokių gilesnių. Ir net neturi būti, nes šiaip aš literatūroje tai mačiau, kad yra labai prie moterų priskiriama tai. Bet, nežinau, ir kabinete matau, kad tai nėra vien moteriškas dalykas turėti kažkokį ten norą, žinai, pasikalbėti. Tai čia mano tokia patirtis. Kad vienas santykis negali išpildyti visų lūkesčių ir kad reikia turėti daugiau santykių ir turbūt tie skirtingi santykiai skirtingus poreikius gali atliepti.
Ta turiu omenyje. Jo, ir kad visi žmonės šiaip turi siaubingai skirtingus dažnai poreikius. Kai kurie tokius pačius, kai kurie sutampa, bet kažkaip, kai atėjau psichologiją irgi galvojau, tai čia bus daug žmonių tokių, kurie nori kalbėtis, realybė tokia, kad įvairiausių ten žmonių yra tai psichologijoje. Kai kurie net nebūtinai iš pajautimo dirba, kai kurie išmokę taip technikas tiesiog taiko, ar ne? Tai kaip ir visur visokių žmonių, taip ir, tie poreikiai labai labai įvairūs. Ir aš vis iš naujo atrodo patiriu tą, šitą dalyką, kad, labai įvairūs žmonės ir labai įvairiai ir jaučia, ir patiria, ir nori būti. Ir labai svarbu tada nepasimesti, nes aš jaučiau, kad paauglystėje turbūt buvau užstrigus ant to, kad, tai gal kažkas ne taip, gal kažkas čia negerai, o važiuok, kitiem nereikia. Tai aš tiesiog kažkaip nepasimesti, kad tai jo, man reikia taip ir atliepti tą poreikį. Ir nieko tokio, kad visiems kitiem kitaip gal ten reikia. Aš dar irgi taip pat svarstydama, irgi apie lūkesčius, bet besvarstydama apie šitą klausimą, kada verta nutraukti santykį, o kada jį verta vis dėlto palaikyti, susimąsčiau per kitą prizmę, kad o gal galima pasižiūrėti pirmiausiai į tai, kuriuos santykius aš noriu išlaikyti. Nes aš prie šito klausimo ateinu dar iš to, kad tokio gyvenimo etapo, kada, mano kontekste yra darbas, yra vyras, vaikas, atrodo labai suretėjo laisvo laiko galimybę skirti draugui, pokalbiui, kažkokiam laikui kartu. Bet draugysčių tarsi yra susikūrusių ir atrodo jos brangios, bet toks keistas patyrimas, kad atrodo, nes reikia laiko skirti, vis tiek reikia ir dėmesio, ir laiko, ir rūpesčio skirti draugystiai. Ir tada tos draugystės, kuriuose kažkokio daugiau nepatogumo, nejaukumo, irzulio, atrodo, tai čia ar jas tada verta palaikyti, ką daryti su jom. Bet tada susimąsčiau, kad čia toks įdomus kampas, žinai, čia man draugauti ar nedraugauti su tuo žmogum. Bet tada galvoju, o jeigu mąstyti per prizmę, o su kuo aš noriu palaikyti ryšį ir į ką aš noriu investuoti, ir tada natūraliai atsiras atsakymas, kam lieka laiko, kam nelieka laiko. Ką šitame gyvenimo kontekste ką man svarbu atrasti savo rūpesčio, dėmesio ir kam tiesiog nelieka resurso. Kad sakai, kad natūraliai nukris. Taip. Šiaip, man atrodo, visai retai būna, kad ten tos tokios skyrybos konkrečiai įvyksta, kad pasakau, kad viskas, aš dabar su tavim nebebendrausiu, tu man nebedraugas, tas toksai, man atrodo, retai, kada žmonės imasi pasakyti, nes tai pakankamai aukšto lygio konfrontacija ir reikia tada išbūti su tais jausmais. Būna, tikrai girdžiu, kad būna, bet gerokai rečiau, tai tą, ką tu pasakai, turbūt ir yra tokie signalai, kad ten nesusitinkame, labai retai matomės, nutolstam, nebesirenkam būti kartu. Ir kažkaip tada tos draugystės tokio retos, labai to mezgimo reto tampa. Ir tada dar vieną mintį turėjau galvodama, kad jeigu jau prieinu prie klausimo, ar aš noriu su tuo žmogum tęsti santykį, tai man atrodo, kad čia jau yra kažkoks pavėluotas taškas. Ką turi minti? Kad kažkur aš kažko nepasakiau, kažkur aš kažko nepadariau, kad aš priėjau prie tokio taško, kai aš sprendžiu likimą, taip, žinai, kirsti ar nekirsti. Bet ar tikrai tik tu? O tai gal tu, pavyzdžiui, sakei ir, žinai, niekas ten nesikeitė ir niekas nekreipia dėmesio. Gali būti ir tai. Kažkaip, nes kartais žmonės sak negali niekaip kitaip. Taip, gali būti, kad aš sakau, bet manęs negirdi, arba ten mūsų kalbos, tiesiog, kaip dabar kažkaip sakau, kad nėra tokių
nėra tokių ausų, kurios išgirstų, ką aš sakau. Kas kažkas pasakymas? Jo. Nes yra ribos, kaip aš galiu pasakyti. Tarsi, kad galiu aš norėti, sakyti, bet nebūtinai taip, kaip tas žmogus gali išgirsti. Gal jis galėtų išgirsti, bet kažkokiu kitu būdu, o aš neturiu to būdo pasakyti. O kaip tu galvoji, kaip prieiti prie to, vat, kad, viskas, tada aš atsitraukiu, to tokio, žinai, nes aš taip pristačiau tą tokį natūralų kažkokį būvį, kur atitolsti, kažkaip žiūri, o gal čia kažkada dar susitiksim, o gal ne, toks, žodžiu. Bet apie tai, kad tu kalbi, nes dabar visai populiaru ten, nežinau, ar tu matai, bet tikrai yra ne vienas Instagrame video, kur kalba apie tai, kad tarsi turėtum būti geras vadybininkas savo gyvenime ir hire, fire ir promote people in your life. Okei. Atrodo labai sudėtinga. Nes tai yra žmonės, tai yra santykiai, o ne darbinis, žinai, kažkoks, kur ten galėtų sakyti, taip, KPI su va šito. Bet labai ir žiauriai skamba, nežinau. Tai, kaip prie to iš vis grįžtis. Atrodo, šiaip ir labai taip, kas turi tokį vykti, Aš esu buvus ir tokiame santykė, kur su manimi nustojo bendrauti, nepaaiškinus pakankamai, man taip atrodo. Ir esu nutraukus santykį, nepaaiškinus pakankamai. Kažkaip besiruošdama dar vakare šitam pokalbiui, nes ten, žinai, vis taip galvoju, tai kaip čia tos draugystės, kažkaip čia, kažkur ten skaitinėjęs, dar kažką, bet sakau, palauk, Jonė, tu sugrįžk prie savo patirčių. Ir tada supratau, kad esu buvus abiejose vietose ir abi mano patirtys buvo, žodžiu, aš iš šitų abiejų patirčių išeinu su tokia mintim, kad šiaip yra labai skausminga patirti, kai tu nesitikė santykio nutrūkimo, bet jį su tavim nutraukia. Ir abiem atvejais aš supratau, kad tai buvo skausminga. Tiek man tai buvo skausminga, tiek tam žmogui buvo skausminga. Ir galvojau, aš tas paklausiu. Tai ką čia daryti, kaip daryti. Bet tada dar ir pati galvojau apie tai, kad kažkaip galvoju, kad ir kaip yra nepatogu. Man atrodo, jeigu tas santykis buvo svarbus ir brangus, aš jaučiuosi skolinga paaiškinti. Taip, mes galim sakyti, nieks niekam nieko nėra skolingas ir tame yra tiesos. Bet jeigu tas žmogus kelia klausimą, kas nutiko... Jeigu kelia. Taip. Nes vadinasi, jam tai nėra natūralu, tas išsiskirimas. Nes aš norėjau klausti, kaip tu supratai, kad nutrūko? Taip. O tai tu irgi buvo, kad klausti ir tada nepasakė? Taip. Aš likau, man sakė, bet aš iš esmės likau be atsakymą. Arba aš nesupratau, arba aš neišgirdau. Gali būti ir taip. Tai buvo pakankamai senai, jau galvoju, prieš kokius 10 metų turbūt. Bet kai manęs paklausė, aš supratau, kad aš negaliu nusimazinti. Tai būtų tiesiog nepaisant to, kad dabar man norisi kažkaip atsiskirti ar nepalaikyti tokio intensyvaus santykio. Bet nežinau, ar teisingas to žodis skola, bet aš, nežinau, iš pagarbos tam žmogui ir santykiui jaučiau norą paaiškinti. Gal ir iš patirties, ką reiškia, kai tau nepaaiškina. Ir aišku, tai sukūrė erdvę kalbėtis šiaip su tuo žmogum. Jo, nes man atrodo, kaip aš ir sakiau prieš tai, kad kai norisi nutraukti santykį, tai man atrodo, kad kažkas yra nepasakyta jau kažkur, arba negirdėta, bet aš taip turiu dar ir save menyje, turbūt, kad buvo nepasakyta. Aš tai taip įvairiai galvoju, kartais, ypač jeigu tai nėra baisiai artimi žmonės, tai tikrai gali būti, kad, kaip sakai, prioritetų sąraše labai toli ir tada mes prasilenkiam, mūsų ratai, žinai, ten gal man to aukščiau, aš turiu tau daugiau vietos, o aš tau kažkur žemiau ir tada vis aš girdžiu, kad tu ten neturi laiko, kaip žmonės sako, ne, labai užsivertę su šeima, su darbais. Ir tas yra skausminga patirti.
Ir galvoju tam, kad pasakyti tą, nes, žinai, jeigu aš esu toj vietoj, kur tu man esi kažkur žemai ir aš sakau, nu nelabai turiu kada, ane? Tai man dar taip sugalvoti, kad, žinai, aš turiu laiko tik artimiems žmonėms, bet ne tau. Nu, čia reikia taip jau taip rimtai pasukti, pagalvoti, ar aš kitiem randu ir dar pasakyti, tai jau čia toks, kubų atrodo sudėtingumas kažkoks. Tai suprantu tos tokias tolimesnės gal draugystės, kur, tikėtina, nebent aš kažkaip atkreipsiu tai dėmesį, bet dažniausiai tai tenka iš konteksto kažkaip suprasti, kad mums kažkaip tam prasilenkia mūsų, kur mes viens kitam esam. Bet jeigu klausia, irgi gali būti šiaip sunku pasakyti. Tai labai. Gali būti, kad galvoju, kiek čia nuoširdžiai sakyti, o kiek ne. Taip. Nes jeigu, irgi tada mąsčiau, nes jeigu aš jau ilgą laiką nesakiau kažko ir prikaupiau, tai tada ar yra sąžininga to žmogaus atžvilgiu tiesiog paimti ir išverst visą dėžę? Nu tai jau, kad paklausiai, tai va. Aha, ir tada kaip reaguoti? Ar sakyti, kur tu buvai, ar sakyti, ačiū, okei, išgirdau, žiauriai gaila, kad taip nutiko. Man tai yra dar tokia patirtis, yra galimybė permastyti, ar aš pasakydama tam žmogui bent dalelę tiesos, kad jo nepalikti kažkokioj siaubo nežinioj, kas čia įvyko, galiu kažkokiu būdu net ir pradėti vėl kurt santykį. Kad tas žmogus klausdamas suteikia man erdvę pasakyti, ko aš negalėjau pasakyti iki tol, nemokėjau pasakyti. Ir davariau save iki tokios situacijos, kai nebenoriu bendrauti. Nes ta praraja, jinai tokia tikrai labai siaubinga yra, kai klausia ir nepasako, pavyzdžiui. Taip. Arba kaip gaustinimas, ar ne, tas vyksta. Taip, tai aš ir galvojau, kad čia... Kur tiesiog sėninė, pavyzdžiui, ir toks labai siaubas, iš tiesų, kiek galima, toks, ta velnio dirbtuvės galvoje tiesiog tokias įkurdinti. Ir apsikaltinti. Apsikaltinti. Ir gal kartais nebūtais dalykais. Jo. Nes vis tiek, yra, man atrodo, tame tiesos tokiam pasakyme, kad, kad santykius kuria du žmonės. Ir kad, man atrodo, kad kartais gali būti nieks nekaltas. Bet mes ieškom kalto. Nes labai skauda. Taip. Ir sunku priimti atsakomybę, kad ir aš turėjau kažkokį indėlį turbūt į tai, kad tas santykis nutrūksta. Bet, sakau, kažkaip klausiausi vieną laidą, kurioje pabrėžė apie tai, kad kartais tiesiog niekas nėra kaltas. Ir ten minėjo, man atrodo, gal aš ir tau esu rodžius tą laidą, kur kalba, kad santykiams būti reikia 3 dalykų. Reikia kažkokio bendrumo, kas jungtų, kažkokio bendro gyvenimo etapo, panašaus gyvenimo etapo. Panašaus gyvenimo etapo, tada realios galimybės susitikti su žmogumi ir energijos. Panašios energijos. Ir ten kaip kur kalba, kad kartais ta energija yra tiesiog investavimas susitikti, bet kai kur ta energija apibūdina ir taip, kad, pavyzdžiui, jeigu, ten, nežinau, vienas iš draugų nustoja vartoti alkoholį, tai tarsi dingsta energija tarp tų žmonių, kažkokio nebelieka to, kas juos veža visus kartu. Bet žodžiu, kad reikia 3 dalykų ir jeigu kažkurio iš jų nebelieka, tai tada ir draugystė gali išnykti. Ir kad tai yra labai natūralu ir kad taip gyvenime nutinka. Ir tada niekas nėra kaltas, kad tiesiog kartais žmonės išsiskiria. Tu kalbėjai apie tą kontekstą, kai sakai, ten pasikeičia tai, ką mes mėgstame daryti kartu. Tai tas kontekstas, jis dažnai turi tokį didelį įtaką, kad
ten, vat, tu pasakoji apie alkoholį, kad, nu, vat, tai, kad ten draugas nustoja ir nevartoti ir nebe draugas kažkaip tampa, kad mūsų vis dėlto sieja ne tas ryšys kažkaip, o tai, koks tu esi specifiškas tame. Klausimas, nu, vat, ar tada tikrai galime kvestionuoti, kad čia buvo nedraugystė, jeigu nepriemu tavęs pasikeitusio. Bet kita vertus, ar aš įsipareigoju tave priimti visam gyvenimui? Ta draugystė apskritai atrodo toks truputėlį be įsipareigojimų ir be apsitarimo. Nors, pavyzdžiui, naujose draugystėse tai tikrai galima apsitarti, vat, kokie yra lūkesčiai, per kiek laiko, kaip pasėlinė, kad pamatysi, aš tikiuosi, ar ne? Kaip aš ten pasijaučiu, jeigu tu ten vėliau ar greičiau atrašai. Ką reikia daryti, jeigu aš ten netrašau. Nu, vat, tokie susitarimai šiaip būna. Man, nu, pavyzdžiui, pačiai naujausiai draugystė, tai tikrai kažkaip apsitarėm. Lengviau? Jo, nu, tas saugumą, nu, tokia duoda, kad iš vis tokia tema yra, kad mes apie tai pasikalbam. Tai... Galvoju, ar tai... Nes kažkodėl ateina kontrolės jausmas, kad norisi sukontroliuoti tai, kas labai gyva yra ir atrodo, kad vis tiek gali ištikti situacijų, kuriuose kils poreikis iš naujo pasikalbėti. Taip, gali. Tik, kad mes jau kadangi pasikalbėjom, tai aš žinau, kad aš galiu toliau šnekėti apie tai. Nu taip, apskritai atidarytos tos duris pokalbio, kad mes šiaip galim kalbėtis apie tai, kaip vyksta mūsų draugystė. Taip, kad apie viską. Nu ne, gal ne apie viską, bet dažnai apie viską. Ir čia mes turėjom dar vieną klausimą, gal, vat, kalbant apie tai, kad kartais pasikeičia kontekstas, kad kada pasikeitusios gyvenimo aplinkybės, kad kartais mes sakom tarsi, kad žmonės išaugo skirtingom kryptim. Bet atrodo, tai taip, žmonės keičiasi, žinoma. Bet kada tas išaugus skirtingoms kryptimis ir yra ta tiesa apie santykį, kad taip, tikrai žmonės išaugo skirtingom kryptim, veiklom, vertybėm, dar kažko tai. Ir natūraliai atsiskyrę, o kada vis dėlto gyvenimo pokyčiai yra iššūkis draugystėj ir, kaip čia sakyt, pamoka, kaip išbūti tą pokytį. O kuo čia skiriasi tas nuo klausimo apie skyrybas, ką norėtum tu čia konkrečiau patyrinėti? Man atrodo gal, kad gal čia papildymas, to klausimo apie tai, kad net tada, kai vyksta gyvenimo dideli pokyčiai ir galbūt keičiasi kažkas esmingo, kas jūs sujungia, kas jūs ilgą laiką laikė, net tam pasikeitus, gali būti, kad aš vis tiek noriu su to žmogum būti ir kurti santykių toliau, nes man atrodo, kad yra kažkas esmingo, kas nepasikeitė, kažkokios vertybės, požiūris į gyvenimą. Arba tradicijos. Jo, ir čia vėl man asmeniškai turbūt aktuali tema yra su vaiko gimimu, kad keičiasi labai daug gyvenime ir daug daugiau negu kad tu įsivaizduoji, kad keisis. Ir tada palaikyti santykį su žmonėm, kurie turi vaikų, kažkokia prasme yra lengviau, nes tarsi panašus gyvenimo ritmas, panašios aktualijos kasdienybėje. Ir tada atrodo galima sakyti, tai tiesiog išsiskyrėm į skirtingas kryptis su kitais žmonėm. Tiesiog išaugom skirtingom kryptim su žmogum, kuris neturi vaikų, pavyzdžiui, su tavim. Bet gali likti vis tiek poreikis tą santykį labai stipriai išlaikyti ir kad tam reikia daug daugiau pastangų. Aš kažkaip nors ir pasikeitė gyvenimo kažkokios aplinkybės, bet nepasikeitė kažkokia esmė tarp žmonių. Man kažkaip atrodo, kad
gali tai būti, kad mes atitolsim per laiką, paskui kažkur vėl susitiksim. Natūraliai, jeigu dabar yra kažkaip ten įdomiau, pavyzdžiui, tau laiką leisti su žmonėms, su kuriais tu gali pakalbėti apie ten vaikus, jų auginimą, tai nežinau, ar verta kažkaip save ten būtinai versti į kitą pusę, kažkur, kur tau gal dabar net neaktualu. Tai atrodo toks natūralus, žinai, postumis. Bet jeigu aktualu, tada, man atrodo, natūraliai interesas yra kurti kažkokius ten susitikimus. Tai. Nes dalimi, man atrodo, kad žmonės, kurie išskiriami yra aplinkybių, pavyzdžiui, ten gyvenamos vietos, ne, arba ten vaikų, ką tu sakai, tai didžiąją dalį tai kažkokios tradicijos sulaiko. Nežinau, švęsti gimtadienius visą laiką kartu ten. Susitikti per kalėdas kažkokias ten. Nežinau, ten, pavyzdžiui, mano atveju mes važiuojam kempinti ten vasarą. Taip. Tai kad ir kokios ten aplinkybės bebūtų, ar ten kažkas kažkur išsikrausto, ar ten, tai mes važiuosim kempinti ir susitiksim ten, žinai, toks, arba ten atšvęstim, nežinau, ten kompanijoje, pavyzdžiui, yra 9 žmonės, tai 9 gimtadieniai ir visai daug per metus. Tai, tos tradicijos išlaiko kažkokios, jeigu net interesai išsiskiria. Nes aš manau, pavyzdžiui, kad ne visą laiką didelėse grupėse taip nutinka, kad jeigu mes susitiksume šiaip kažkokiam kitam kontekste, nes dažniausiai tos grupės užauga nuo vaikystės, nuo mokyklos ar nuo universiteto, tai kad šiaip susitikę mes kažkaip bendrautumėm. Ypač jeigu skiriasi ten viskas realiai, ne profesija, taip kaip žiūrim ten į kažkokius dalykus ar kaip gyvenam, tai tos tradicijos jos sulaiko. O jeigu yra didelis išsiskirimas, jisai taip ir vyksta, kad atsiskiria. Ir tada dažnai, kai tu sakai, kažkas yra kertinio, kas mus laiko. Taip. Kodėl mes turim tada kartu būti? O aš kažkaip galvoju, kad reikia investuoti. Gal mano mintis yra apie tai, kad gyvenimo aplinkybės gali būti būdas mokytis priimti kito pokytį arba priimti, kad kitas kažkuo yra kitoks arba kitaip gyvena negu tu, kad jis galbūt kažko nesupranta apie tave arba tu apie jį nesupranti. Ir kad, nes aš galvoju apie romantinius santykius, kad jo romantiniuose santykiuose būnant su žmogum daug metų ir tu ir jisai keičiasi. Bet jeigu tik pradedant keistis mes skirtumėmės, tai būtų, tikrai labai sunku būtų išbūti ilgalaikiam santykyje. Tai man atrodo, kad ilgalaikio santykio vienas iš išbandymų yra tai, kad vyksta pokyčiai žmoguje, abiejuose. Ir kad reikia valingų pastangų tuose pokyčiuose išbūti, kad santykis neišnyktų, nesunyktų. Pavyzdžiui, susitikti. Taip. Kad, nežinau, pažinti tą kitą, kad pamatyti tą pokytį, susipažinti. Arba nepamiršti to, kas buvo ar kas tebėra. Čia kalbant apie, žinai, jeigu mano gyvenime įvyksta pokytis, tai tam žmogui, su kuriuo aš buvau santykėje, pažinti mano pokytį, bet man nepamiršti to, kad jo tai tas pokytis nėra įvykęs ir kad kažkokie kitokie pokyčiai jo gyvenime vyksta. Žodžiu, ir jį matyti ir tai, kas tave su juo jungia. Kaip sakai, tarsi nuplaukti skirtingas pusės, bet man atrodo baisu tam tikrą prasme būti nunešta į to pokyčio. Man truputį abstraktu tai, ką mes kalbam. Toks, bandau, atrodo, kažkaip kipti. Nes, žinai, aš kai galvoju apie tą, tu pristatai tą idėją apie, kad pasikeičia energija, kai ten mus, pavyzdžiui, ten jungia, kad mes kartu einam visada į barą. Taip. Ir, ir ten tada aš nebe einu į barą, o tu vis dar eini. Taip. Ir mūsų energija pasikeičia, ne? Taip. Tai pasikeičia, kažkur kitur nueina, man dabar bus įdomu su kažkuo kitu. Ir aš galvoju, nežinau, kaip su ta teorija yra, kur tu pristatei 3, kaip yra su ta energija, nes man tada atrodo, kiptis į tą vietą, kur jau nebėra energijos,
Tai va tokas tas dalykas, kuris jungia. Va, dėl to man per abstraktu, žinai, jau tam. Jo, gal aš pabandysiu, ką aš turiu omeny per šitą pavyzdį, kad jeigu aš esu tas žmogus, kuris nebeina į barą, o mano visi draugai tebeina, tai aš galiu sakyti, kad, nu va, aš, žinai, kažkaip atitrūkau, atitolau ir natūralus procesas, viskas išsiskyrė mūsų keliai. Bet man šitą vietą atrodo, kad aš galiu investuoti ir būti iniciatorium, kaip tą santykį palaikyti ne bare. Bet aš galiu tave tada kviesti į mišką ir tu vis tiek neini, nes tu nori, kad mes eitume į barą. Taip, tai čia abipusis procesas, kad aš turiu pasiduoti tam kito žmogaus norui, keisti mūsų tradiciją ir būti ne tik taip, kaip įprastai anksčiau būdavom, bet ir kažkaip naujai. Bet aš turiu mintį apie lankstumą gal tu kažkiek čia kalbi. Nes man atrodo, kad, žinai, labai dažnai, ir aš tave pertraukiau. Taip, sakyk. Kad labai dažnai yra, kad tas, kas pasikeitė, tas ir turi taikstytis tada. Kad jeigu nustoji su manimi eiti į barą, tai kodėl aš turiu su tavimi eiti tą mišką? Kad čia dažniausia vieta, kur žmonės pradeda susikirsti. Kad aš jau ir taip pykstu, kad tu nebeini į barą, o tu dar nori, kad aš dar tave į mišką pakviesčiau. Nu toks... O tas, kuris pasikeitęs, dažnai jaučiasi nepriimtas. Nu ir taip jau nėra taip jau lengva išsiskirti iš minios. Nu ne minios, gal nėra geras žodis iš tos grupės, kurioje mes esame įpratę kaip būti. Tai aš jau irgi kažkaip jaučiuosi tada nepriimtas. Ir tada dar sakyti, o tai pabūkim taip, kaip aš mėgstu, atrodo irgi sudėtinga. Nesakau, kad nereikia, nesakau, kad reikia daryti viską, kas patogu gyvenime. Ne. Bet, man atrodo, čia yra vieta, kur dažniausiai susikertama. Ir aš sutinku, kad tam labai reikalingas yra tada lankstumas ir iniciatyvumas. Lankstumas tai reiškia, aš eisiu su tavimi mišką. Iniciatyvumas reiškia, kaip fainai, kad mane pakvietei. Taip, būtent. Taip. Nes kai gyvenimas yra tikrai kintantis, tai tada yra rizika tos santykius greitai turėti tokį labai kintamumą juose. Čia palankiau kažkokį būrelį, ten biškį padraugavau, tada mečiau būrelį, ten kartu ir pamečiau tą draugystę, tada nuėjau ten kažką, nežinau, mokytis, ten susiradau draugų, baigiau tą, nebeturiu tos veiklos, tai tada ir ten mečiau, bet tada neišeina užmegzti ilgo gilaus santykio, tęstinio santykio. Bet kai kurie, tai tuose būreliuose net nelabai siekia rasti gilių kažkokių draugysčių. Nu, kad būrelis yra ta vieta, kur mes susitinkam dėl būrelio veiklos. Taip. Ir mes esam būrelio draugai. Nu, aš atsimenu, kurį laiką labai stipriai išgyvenau, dar čia paauglystėje, kad, ne su visais tais žmonėmis grupėje aš turiu kažkokį artimą ryšį ir ne visiems aš ten taip labai rūpiu ir man jie nėra net, kad labai ten kažkaip artimi būtų ir visi vienodai rūpėtų. Ir aš, toje grupėje yra mano viena seniausių artimiausių draugių ir aš su ja šnekėdavau, kaip čia yra, aš nerasdavau, kur to žmonės padėti, nes mes ten susitinkam daug kartų per metus, ar ne? Leidžiam kažkaip laiką, leidžiam ne iki galo, gal taip, kaip man įdomu, ir mes taip sueinam į kontaktą, išsiskirstom, ne? Ir tada aš būnu su tai žmonėm, kurie iš tikrųjų artimi, ar ne, su kuriais kasdien. Ir man draugė pristatė tokį, bet jie, sako, eventiniai draugai yra. Sako, ką tu apie juos žinai iš tikro? Apie ką jie gyvena, per ką jie eina. Nu, nežinai, tai jie eventiniai, su jais yra linksma kartu būti. Taip. Ir tai nereiškia, kad man palengvino šitą įžvalgą labai kažkaip ten su tuo būti, bet man aiškumo atsirado, kažkaip, nes tai vis tiek paauglystės laikas yra, ankstyvas laikas, dar to suvokimo, kad mes esame skirtingose, galbūt, žinai, kažkokiuose, kad man, tai jeigu mes kartu leidžiam laiką, tai mes draugai, ir jeigu draugai, tai tada bendraukim, tai kol tu mane nesidomi, kodėl aš apie tai, kas čia, aš neturėdavau kur padėti tiesiog to.
Ir vat, kai man pasakė, kad čia yra tiesiog toks būdas, tada man pasidarė aiškiau, kur dėti tos žmonės. Kad bus ten keletas, ar ne, kurie man labai ten rūpi. Ir tada dar keletas, kurie gal ten mažiau. Bet tai nereiškia, kad mes ten nedraugai, pavyzdžiui. Ne? Mes esam draugai būtent kažkokiam tokiam kitam, nežinau, negu kad man, negu tai, kaip aš suprantu draugystę, tuo tokiu buvimu, ten kažkokio ar nelaiko leidimu. Ar gali būti čia ir apie tai, kad reikia, kad tas žmogus šiaip gali tave laikyti pačiu artimiausiu draugu, o tu jį laikyti eventiniu draugu? Mano atveju tai esu įsitikinus, kad ne. Tuo pasakai, bet... Kad tai yra giliausias santykis, kokį gali šiuo metu tas žmogus turėti. Jo, manau, kad gali. Artimiausias santykis, kokį gali turėti. Manau, kad gali, ypatingai jeigu skiriasi kiekis, kiek ten turi draugų tas žmogus ir kiek kitas. Labai gali būti, taip. Ir dar, jeigu, pavyzdžiui, atrandu kažkokį žmogų, su kuriuo, tai aš taip ir įsivaizduoju, kad taip turėtų būti. Draugystė, ar ne, o tas žmogus dar turi daug, jis tiesiog būna, pavyzdžiui, mano atveju tai tiesiog nuskilo, kad aš vieną draugę turėjau tokio pat intensyvumo, tokio pat artumo, kokio man reikėjo ir aš ją turėjau, bet įsivaizduokim, jeigu aš jai nebūčiau irgi kažkaip tokia pat artima draugė ir jinai dar nuolat vis turėtų kitų, kurie vis keistusi, tai man tas didžiulį nesaugumą keltų ir tokį, tai kaip čia, toks, aš jau radau tave, kažkaip ar ne, o jai tai čia būtų, pavyzdžiui, vienas iš. Taip. Bet tai tada vėl, ką tai signalizuoja? Tai signalizuoja, kad man trūksta, man reikia daugiau, ar ne, kad aš iš to vieno žmogaus negausiu tiek, kiek man reikia. Ir tam reikia tokio, žinai, įsivaizdavimo, kad tikrai yra tų žmonių, kurie, kažkaip taip, kaip tu nori bus. Mes šiek tiek jau pradėjom kalbėti apie tai, ką daryti, jeigu nori turėti daugiau draugų. Jo, ir aš galvoju, kad gali būti kančios jausmo abipusiškai ir tam žmogui, kuris, gali būti pabūti vakarėlyje, pajokauti, paveikti kažkokią veiklą kartu, ten, nežinau, padaužyti tenisą ar ten patūsinti. Ir jisai čia arčiausiai, kiek gali būti. Ir tame irgi gali būti kančios, kad aš kažkaip negaliu patirti to artimesnio ryšio, saugesnio ryšio. Nes aš žinau, kad aš galiu ten su tuo ir su kitu nuvaryti, padaužyti tenisą ar ten kažką, bet aš, jeigu man ten būtų rimta bėda, tai aš nesijaučiu, kad aš galėčiau saugiai ateiti ir sakyti, žinai, man žiauriai šiaip sunku yra ir kažkodėl aš apie vyrus dabar daugiau galvoju. Nes man atrodo, čia taip irgi stereotipiškai, bet jie dažniau per veiklas santykius kuria. Bet čia turbūt vis tiek, ne tik apie vyrus, tai yra, taip gali būti. Tai man atrodo, kad ir tenais, ir toj pusėje yra kančios, kad man kažkaip neišeina. Ir kai tu sakai, ką daryti, kai aš neturiu draugų, noriu turėti artimų draugų ir taip tikrai nutinka suaugystėje, netgi jeigu aš anksčiau turėjau galbūt draugų, buvau ten, nežinau, ir kompaniją turėjau, ir draugių turėjau, bet dabar esu atsidūrus taške, kur aš jaučiu, kad aš neturiu artimų draugų. Ir tada, nes man pirma mintis atrodo, tai reikia ieškoti. Kaip ieškoti draugų suaugystėje. Tikrai sunkiau negu kad ten paauglystėje, žinai, tikrai sunkiau. Bet turbūt pirmiausia, svarbu, man atrodo, savo suprasti, o kodėl aš esu šitam taške, kad aš neturiu draugų. Apie ką tai yra, kad aš esu čia. Arba neturiu tokių, kokių norėčiau. Ar tai yra apie mano lūkesčius, ar tai yra apie kažkokias gyvenimo aplinkybės, kur žmogus tikrai keiti gyvenamąją vietą, išsikraustai kažkur toli, ar kitą šalį, ar ten, nežinau. Buvimo būdas, gal aš vis laik skiriuosi su draugais, žinai, kai kažkas netinka. Taip, bet gali būti ir tai, kad, nežinau, kažkokių didelių gyvenimo įvykių pasiekmėj, aš kitaip pamačiau pasaulį ir gyvenimą ir aš nebejaučiu, kad aš galiu būti su tais pačiais žmonėms, su kuriais iki šiol buvau.
aš neberandu bendros kalbos, mano pasaulis kažkaip yra pasikeitęs stipriai, nes tokių didelių įvykių kontekste taip gali nutikti, kad man reikia kažkokių kitų žmonių, kitokio santykio, bet gali būti ir apie tai, kad kažkas yra apie tai, kaip aš mezgu santykį iš esmės, kaip aš jame būnu, galbūt aš nutraukiu santykius, kada man pasidaro juose sudėtingiau ir neinu į gilesnį kažkokią pasiaiškinimą arba įsižeidžiu greitai ir neištransliuoju žmogui, kad man skaudėjo, kad mane tai sužeidė. Ir gali būti ir apie tai, kaip aš būnu santykiai ir kuriu jį. Ir man atrodo, kad aš sakau, kad svarbu suprasti, kaip aš būnu santykiai, kaip aš jį kuriu ir kaip aš jį užbaigiu. Kad galėčiau eiti kurti naują santykį. Man atrodo, kad tada būtų didesnė sėkmės tikimybė. Labiau suprantant apie savo santykių nukūrimą, kaip aš juose būnu. Kas gali nutikti, kad jeigu aš labai stebiu, pavyzdžiui, labai stebiu žmonių veidus, kaip jie kilsteli antakį ir greitai nutariu, kad tai čia jau manęs nemėgsta, mane teisia ir tada aš sakau, tu gerai, man irgi nereikia. Bet gal aš galiu kvestionuoti, gal aš galiu paklausti, ką tu turėjai omeny, matau tavo veidą reakciją, ką tu turėjai omeny ir taip eiti į artumą su žmogum. Galbūt jis visai ne tą norėjau pasakyti, ar neplanavo ir nenorėjo tavęs nuteisti, bet aš taip suinterpretavau, nes labai man nesaugu, kad mane nuteis, kad mane atstums. Žinai, čia tokios kažkokios tarsi peripetijos, kaip aš būnu santykiai ir kaip aš įeinu ir kaip aš iš jo išeinu, atsitraukiu. Galbūt aš kartais nusprendžiu apie santykį greičiau, negu kad aš iš tikrųjų suprantu, kas jame nutiko. Tai va, nes atrodo, tai tada galima eiti, yra, nežinau dabar kaip vadinasi, bet yra programėlė draugam ieškoti. Tada yra speed datingai draugam ieškoti. Knygų klubas, žinai, kažkokios tai veiklos, kur būtų galimybė susitikti kitų bendraminčių žmonių ir išdrįst pasakyti, kad gal nori po knygų klubo nueiti kavos. Turiu vieną klientą, kuris vis įvairiausius susibūrimus organizuoja ir tas labai, per porą metų pakeitė gyvenimą iš esmės, kai iš pradžių pradėjo ten nuo virtualios realybės renginių, savo bendruomenį, vėliau ten hobiuose pradėjo kviesti, susiburti ir vis nustebdavo, kaip taip gali būti, kad 10 žmonių susirinko, toks. Tai taip, tas iniciatyvumas labai svarbus yra. Ir čia žmogus pats kūrė savo gyvenimą. Man gražus momentas tai, kad nes aš galiu arba rinktis atsiduoti tėkmei ir atsiduoti, gal nutiks, gal nenutiks draugystė, bet galiu eiti ir aktyviai kurti tą sėkmę, draugystės. Sąlygas kurti ir atsirasti. Dar tik nubėgom, nenorėjau tavo minties pertraukti, bet labai suskambo tai, kad tu sakei apie tą, kad galbūt nepavyks gauti toje draugystėje, kai žmogus gal ir negali su tavim nueiti į kažkokį gilį ar ten kažkokį santykį, tu užsiminėjai apie vyrišką tą tokį ryšį, veiklose labiau orientuotą, kad svarstau, kad taip, kai kurie žmonės gal ir nelabai jiems reikia. Ką pradžioje, kalbėjau, kad tai nebūtinai reikia priimti asmeniškai. Kad tai reiškia, manęs nemėgsta. Reiškia, aš nepatinku. Jeigu su manim kažkokiu būdu ten nekalba. Jeigu su manim, nežinau, nesidalina apie kažkokius ten gilius ar sudėtingus išgyvenimus. Kad gali būti. Tai reiškia, kad nepasitikė manim ar kad ten nelaiko manęs artimu. Taip, labai dažnai, man atrodo, yra apie tai, kad nepatogiose temose tiesiog žmonės nelinkia būti. Man tada čia norisi kalbėti apie tokius, gal net prieraišumo tipus. Kad, pavyzdžiui, ten ar ne, vengiančio ar ne prieraišumo, tai tikrai yra toks gal ir vengimas tokio eiti į kontaktą, baimė ar ne, arba ten tų nepatogių kažkokių temų. Mes galim būti tik tam tikrose rėmuose kažkokiuose,
Ir kai tik tais, aš, pavyzdžiui, grupėse pastebiu, kai tik tais prasideda kažkokia nepatogi tema, būna, man nepatogu, aš nenoriu kalbėti, atsitraukimas kažkoks. Ir tai nebūtinai reiškia, kad aš su tavim nenoriu. Aš gal tiesiog gyvenime apie tai nesišneku. Gal aš su niekuo nesikalbu, žinai, apie tai, ką mes dabar kalbame. Ir tada aš sakau, man nesmagu, nepatogu kažkaip. Kad mes geriau jau kalbėkime apie ten, ką aš perskaičiau, žinai, ten kažkokiam straipsnyje, apie kokią nors grupę, ar ten apie, pavyzdžiui, kokį nors sporto įvykį, ar ten politiką. Ten, kur saugu, kur ne apie mane, kur nėra šiaip, iš vis nelabai kas apie mane yra, apie kitus. Ir, nes man čia saugu. Ir tada tu man geras draugas, nes tu nekrapštai manęs ir leidi būti. Tai... Bet galvoju, kiek tada galima tokiame santykėje pasijausti arti kito. Man atrodo, čia mūsų specialybė kiša mums koją. Aš manau, kad galima. Turiu minti, kad čia mūsų polinkis, žinai, ta... Taip. Tas mus ir sujungia, jog irgi. Dėl to gal sunku suvokti. Bet man atrodo, kad pasijausti arti kito žmogaus, kuris tavęs neprisileidžia taip arti, kaip tu nori, reikia suprasti, kad jisai tave prisileido arčiausiai, kaip jisai gali. Taip. Galimybės, taip. Taip. Kad jisai vien tai, kad papasakojo galbūt apie savo hobį, kur tu galvotumai, čia nieko tokio kažkokio aktualaus, bet jam galbūt tai yra ypatingo svarbumo. Dabar galvoju irgi apie žmogų, kuris turi savo pomėgį, bet jisai nesijaučia saugiai apie jį pasakoti ir dalintis. Tarsi šiek tiek nejauku ir galbūt nesupras manęs, mano pomėgio. Ir kartais tai yra labiau apie patį tą žmogų, kad galbūt nėra visiškai tiesa, kad tavęs nesupras ar tave atstums, bet ar patirtį kažkokią tokią turėjau, kad mane atstūmė ir nepriėmė, arba nuvertino, arba pašiepė, pasijokė iš manęs. Bet, žodžiu, man labai brangi mano veikla yra, mano kažkoks hobis, pomėgis, bet man jau vien apie ją papasakoti, kad tai yra mano hobis, yra didelis savęs atskleidimo dalykas. Kad kažkas patinka. Taip. Galbūt patinka tai, ne kas visiems patinka, žinai, kažkoks ten, nežinau, kažkoks serialų tipas, ar kažkokie žaidimai, arba ten... Žinau, yra žmonių, suaugusių, kuriem nedrąsu sakyti, kad jie mėgsta stalo žaidimus. Nes matyt, to žmogaus kontekste stalo žaidimai yra kažkoks menkniekis, nesvarbus dalykas. Ir taip susiklostė jau, kad tam žmogui pasakyti kažkam apie savo pomėgį, kažkokį interesą stalo žaidimam yra didelis atsiskleidimo, pažeidžiamumo aktas. Ir tada svarbu suprasti, jog jam tai yra didžiulis dalykas apie tai papasakoti ir tai didžiulio pasitikėjimo ženklas. Nors tau tuo metu gali atrodyti, palauk, mes šiandien ar nedypinam. Gal žinai, pavyzdžiui, kas gali būti, kad sakau savo nuomonę apie kažkokį net įvykį, tas yra kažkokio intimumo ir artumo ženklas. Pavyzdžiui, su bendradarbiais gal aptarčiau įvykį, kad taip įvyko, o tada su draugais pradėčiau sakyti, ką iš tikrųjų apie tai galvoju. Ir tai jau bus kažkoks artumas, ten intimumas. Bet tiesą pasakius, šito aš dar labai turiu, pavyzdžiui, mokytis. Kažkaip priimti, kad tai yra artumas. Šiai dienai, kai aš nebejaučiu tokio didelio kažkokio skausmo, ar ne, dėl to, kad ten ne su visais draugais pavyksta kažkaip ten padypinti, ar ne, nes tiesiog yra su kuo padypinti ir tiek. Tai aš kažkaip pradedu daugiau stebėti ir tikrai įdomu, kaip veikia, pavyzdžiui, grupių dinamika, kas vyksta, kai kažkas pasako, kad ten jiems nepatogu, kaip grupė reaguoja, kad tikrai ne visada pasako viskas tvarkoj, o dėl ko, arba ar nori tęsti ar netęsti. Tikrai dažnai pastebiu, kad tada tiesiog būna nutilimas ir nukreipiama tema. Čia, man atrodo, yra ta vieta, kad gali būti, kad žmogus šiaip pakankamai giliam ryšį, kaip tu sakai. Net jeigu taip netrodo. Ir čia yra toks susiderinimas. Taip.
pamatymas kito, ne tik tai savo perspektyvos, kad man tai taip reikia, žinai. Ir dėl to, man atrodo, labai svarbu pasirūpinti savo poreikiais. Kažkur kitur? Kad nebūtinai reikalauk, nes tada atsiranda tokios erdvės kažkokios. Nu, vat mano atveju, aš kai visą laiką būdavau ta iniciatorė tokia, tų pokalbių ir taip toliau. Čia buvo, kad važiavom į tokį susitikimą, žodžiu, ir pamačiau, ten raštinėje, žodžiu, yra toks žaidimas Confession Game. Ir galvoju, čia gal reikia nupirkti, va čia vešios. Ir tada galvoju, bet aš nenoriu, kažkaip būti atsakinga, kaip jiems čia seksis. Šiaip, ne, aš ir be kortelių paklausiu, kas man rūpi. Man jie ir be kortelių rūpi, žinai, aš vis tiek ir paklausiu. Kad aš nebesu atsakinga kurti tą, kad būtų kažkokių pokalbių ir kitokių. Ir tas, atleidžia tokios kontrolės šiaip, iš esmės, tokios, kad aš nebekontroliuoju grupės dinamikos, aš dalyvauju ir sukuriu ryšius su tais, su kuriais man išeina, su to, kur aš noriu, o ne, taip stengiuosi kažkaip, kad visi būtų vienodai intensyviam artimam, žinai, kontakte tokiam, ne visiems reikia, ne visi nori, ne visi gali ir iš visų. Ir jo labiau, kad man irgi nebebūtina, man smagu ir tiesiog pasijuokti kažkaip ten tai. Tai ar ten tiesiog kažkur pakeliauti, tai. Toks svarbu, man atrodo, labai, kad atsileisti, kad tos draugystės liktų artimus, pasirūpinti poreikiais. Mano atveju vienokių poreikių, kitais atvejais gali būti ir visai kažkoks kitoks. Ten, pavyzdžiui, su manim kažkuo neina į barą, ne? Aha. Ir galbūt kas nors galvoja, mačiau, ta Laura niekaip neina. Ir tikrai taip. Ir tikrai net žinau, turiu galvoj. Ir tarp kitko, pavyzdžiui, tas žmogus, jisai toliau, jis mėgo tą tokį triukšmingą kultūrą. Tiesiog, iš principo, būti, nebūtinai ten gerti reikia. Tiesiog tą triukšmingą kultūrą, įti koncertus. Ir prieš metus aš vežiau į Vilnių iš Kauno ir papasakojo, kad atrado savo grupę žmonių, kur vis taip eidavo iš akių, taip žinai, iš veido, pažindavo, žinodavo, jis pradėjo kalbėti, kažkurį vakarą liko ir atsirado grupė žmonių, kurie tais pačiais interesais gyvena. Tai nereiškia, kad atsitraukia nuo mūsų grupės, tai reiškia, kad savo tą alkį pamaitino kažkur kitur tiesiog. Ir tada atsiranda ramybės šitam santykyje. To lūkesčio tokio nebelieka didžiulio. Ne? Nes tas poreikis kažkur kitur patenkinti. Pavyksta mažiau kentėti ir užkrauti kitiem atsakomybę už tai, kad neišpildo mano poreikį. Man atrodo, kad romantiniam santykiui labai svarbu, kad abi pusės turėtų bent po vieną draugą, o tam vienam draugui labai svarbu, kad būtų bent dar vienas draugas. Dėl ko tu taip sakai? Kad romantinis santykis, jeigu žmogus neturi draugų ir turi tik romantinį santykį, tai jam labai daug visko išnešti reikia, daug lūkesčių, daug visko, tiesiog labai sunku partneriui yra, nes iš jo visko tikimas ir būti draugu, ir būti partneriu, ir viskuo. Tai tada svarbu turėti bent vieną gerą draugą. Kad tie, lūkesčiai, norai veikti, pokalbiai, kad su vienu žmogum apie vienus dalykus labiau, su kitu apie kitus, nes kitu atveju gali atsirasti labai daug priekaištų savo romantiniam partneriui, kad aš tam negaliu to, tu čia to nedarai, taip nevyksta kaip aš noriu, tada. Mes ten nedarom to ir ano, bet tai gal tu gali tą daryti su draugu ar drauge, žinai, bet tam reikia turėti tą draugą ar draugę. Ir kai mes dabar kalbam, tada atrodo, tai va čia ir plečiasi, kad mes socialios būtybės, mums ir atrodo, kad vieną šiaip draugą turėti, nes taip nesinori nuskambėti, man atrodo, yra didžiulė dovana, vieną tikrai gerą draugą turėti. Bet aš kažkaip iš mūsų pokalbio nujaučiu, kad antras draugas nepakenktų. Turint omenyje, kad mes turim skirtingų poreikių ir vienas du žmonės sunkiai gali juos išnešti. Bet žinai, dar, kai mes kalbėjom, kai tu pasakojai apie draugų kompaniją ir apie nejaukias situacijas, žinai, kas man kilo ir negaliu sustot galvot apie situacijas, kada mes sužeidžiam kitą. Kompanijai tą labai lengva padaryti. Jo. Ir aš prisimenu dabar atvejį, kada aš sužeidžiau draugę ir aš vėlgi pasakoju apie sėkmės atvejį, bet kada man pavyko atsiprašyti iš karto. Prie visų? Jo.
Ir man tai buvo pirmas kartas. Nes čia ir dabar tą padaryti, tikrai buvo labai nepaprasta. Nusiginkluot, Jo. Bet galvoju, kad mūsų pokalbėje, nes man atrodo, kad vis tiek, kažkaip man tas noras nutraukti draugystę arba kažkokią draugystę sustabdyti, man kažkur paraleliai vis tiek eina tema apie tai, kad mane sužeidė arba aš sužeidžiau kitą, įskaudinau kažkaip. Gal nebūtinai apie tai yra visada draugystės skyrybos, bet kad tai yra irgi tema, kada draugystės baigėsi, kada neišeina atsiprašyti arba neišeina pripažinti, kad sužeidžiau. Ir galvoju, kodėl taip, kaip ir aišku man iš savo perspektyvos, kodėl taip sunku yra pripažinti. Nes tai yra labai pažeidžiama ir jautru pasakyti, kad aš nepajaučiau, aš nepamačiau tavęs. Vardan to, kad aš norėjau kažką juokingai pasakyti, pajokauti, vardan noro patenkinti savo ego ar kažkaip... Pripažinimo grupėje. Taip. Matymo, kaip juokėsi iš mano juokelio ir visą kitą, aš nepamačiau tavęs. Tai man tą pripažinti viešai, nes man atrodo, kad čia yra toks momentas, jeigu tu viešai sužeidai. Ne, tai labai visai garbinga ir viešai atsiprašyti, nors tai nėra taip. Taip, aš žinau, draugai, tiesiog yra tokia pora, kur pasakoja, kad, žodžiu, moteris ruošiasi ten, išeiti. Ir apačioje laukia kiti draugai, kada iš čia išeisit. Ir sako, tai čia dar ruošiasi jinai, nors jie vėluoja ne dėl jos iš vis priežasties. Ir tai jis sako, žinok, tu turėsi, jis sako, jie susipyko, viską atsiprašė. Žinok, tu turėsi atsiprašyti, sako, prie visų, nes mane jau apšviežiai prie visų. Tai man atrodo labai iš tikrųjų, bet labai sunku gal kartais suprasti, kad sužeidai, pavyzdžiui. Aš galvoju, kad, apie save, kad man būna, kad tikrai reikia, kad pasakytų, kad man suskauda arba mane fainai. Nes jeigu pasako kaip nors kitaip, nežinau, ar man lengva išgirsti, ypač alase žmonių kompanijų, ypač jeigu aš ką tik pasakiau bajeriuką, o dar netiesiogiai pasakė, kad suskauda. Reikia, man atrodo tai, kad tokį sėkmės atvejį papasakai, tai jau rodo, žinai, kad kaip tu susigaudai, kad kažkaip peržengiai, žinai, tą ribą. Bet man žmogus ir parodė, tik aišku, netiesiogiai. Man reikėjo pamatyti, bet tai nebuvo tas atvejis, kada žmogus juokėsi kartu su visais, bet širdį tai po to nešioja akmenį, žinai, nes būna ir taip, kai... Nes čia yra ir vienas dalykas atsiprašyti, kitas dalykas yra, man atrodo, kad pasakyti, jog man suskauda, irgi yra rimtas reikalas. Nes lengviau supykti. Taip. Ir sakyti, kaip tu taip galėjai pasakyti? Kodėl tu taip pasakėjai? Ir čia kaip lengva įsivelti į konfliktą. Ir pradėti sakyti, aš pasakiau taip, nes taip ir taip. Bet jeigu aš išgirstu, pavyzdžiui, kad žiūri, man nefaini, man labai suskaudo, kaip lengva tada atsiprašyti yra, o ne į konfliktą nueiti. Bet tu teisi, kad tai yra labai sudėtinga, jau sudėtinga iškelt klausimą. Gal šiek tiek lengviau sakyti, kodėl tu tai pasakėjai, bet labai turbūt 8%, kad nueisim į konfliktą, o ne į atsiprašymą. O tada jau antras lygis atrodo, ne tik pasakyti kodėl, bet kad man šiaip tai skauda. Taip, sudėtinga, sutinku, kad šitas. Ir labai dažnai tokiose situacijose atsiranda kas užšneka kompanijai. Arba pasakoja kažkokią istoriją. Yra tokia, arba nuvilnyja kažkur bairis į kitą pusę. Tarsi panaikinti tą įtampą. Ar netyčia visai? Panaikinti įtampą, bet man tai, žinai, ką primena dar, kai autostradai važiuoji, būna daug mašinų, pavyzdžiui, ypač važiuojant į Vilnių. Ten tikrai, ypač piko metu, būna mašinų. Ir nori kažkas ten jau Grigiškėse baisiai lenkti, ten nėra kur iš vis pasitraukti, žinai. Ir ten mirksiai, ir ten tolimom, ir artimom, ir visaip. Tai man čia gal ta grupės dinamika. Yra krūva žmonių, yra net dabar kažkokios spūstis, yra tokia įtampa,
o tu ateini ir ten mirksi ir rodai ir darai tą šou, žodžiu. Nebūtinai tai intensyvus turi būti šou, gali būti ir tiesiog kažkoks ar ne, toks, bet tai yra apie tai, kad o gal mes šiaip toj įtampoj, pabūsim kartu ir iš to kažkas gims, kad nebūtina užimti to eterio, kad visi dabar trauktųsi ir užleistų tave ant scenos. Nes tada, žinai, kaip jeigu įsivaizduoti sceną, tai užsišviečia lempos ant to žmogaus, visi kiti liko auditorijai, šviesos nutemo, kažkas nubraukė tyliai ašarą. Ne visada reikia tą įtampą būtinai kažkaip Bet vėlgi negali būti tik vienareikšmiška, manau, kad ir aš esu buvus tokia situacija, kai taip gal padarau. Tai, nėra ir iš labai patogumo, kad tas padaroma. Irgi suvokti, kad žmogus gal taip dabar padarė dėl to, kad jam pačiam per sunku išbūti. Ir kaip su humoru neužsidengti. Sakai, pasidalint, eina savo kaip nefainai čia dabar kažkaip stebint tą kitą konfliktą, žinai. Nepalikti jų dviese, nes šiaip tai aš viską girdžiu. Nes lengva apsimesti. Kažkaip labai nujudėti. Bet man dar tas sužeidimo momentas yra apie tai, kad sunku pripažinti, nes baisu, kad tai apie mane kažką blogo pasako. Kad tarsi jeigu aš pripažįstu, jog sužeidžiau kitą, tai ar aš esu blogas žmogus. Čia taip primityviai, žinai, kalbu. Ir kad, beje, aš taip jaučiu, kad man atsiprašyti, dabar kilo mintis, tu mane esi pamokius to daryti. Ir man atrodo, kad momentą, kurį tu mane mokai ir mokai, man atrodo, kad sužeisti, tai nėra lygu būti blogu žmogum. Kad už tai galima, kad atsiprašyti neturi būti kažkas beprotiškai sudėtingo ir sunkaus, kažkokia ceremonija, žinai, kad dabar aš prisidirbau, tai dabar aš turėsiu rimtai išsisrėpti. Man kažkoks vaikystės vaibas, žinai, tokį su tėvais santykio konteksto, kad čia dabar jau nekalbės su manim, čia taip, anaip, čia tas blogai, dabar aš turėsiu išdirbti ir išsisrėpti rimtai šitą dalyką. Kad kartais, kad tu kartais sužeidi kitą, nei norėdamas, nei su tikslu, bet tiesiog taip įvyko, kad tu sužeidai ir gali tiesiog atsiprašyti ir važiuoti toliau, žinai. Jeigu tas žmogus atleidžia ir kažkaip girdi tave ir, žinai, jeigu tas pasiseka, bet kad tai nebūtinai turi būti didelis sunkus dalykas. Ar tu atpažįsti tą momentą, kad atsiprašymas kažkaip asocijuojasi kaip, su kažkuo labai sudėtingu, sunkaus ir labai apie save blogo pripažinimu? Man gal, kai tu taip kalbi, irgi vaikystę labiau ir gal ir tai, kad suaugę niekad neatsiprašo ir apie neteisybę, kad atsiprašymas šiaip asocijuojas, kad jie tiesiog manęs nesuprato ir aš dabar dar turiu atsiprašyti. Ir ta neteisybė, jinai taip velkasi, kur, kad ir kas be nutiktų, atsiprašys aš, ten, žinai, atsiprašyti man reikės, ten, nežinau, močiutės, tėčio, mamos, eik atsiprašyk. Jo. Bet kodėl aš ten verkiu, kas ten man nutiko, ką man pasakė, 100 metų, eik atsiprašyk, žinai, toks. Tai aš suprantu šitą vietą, bet kurie dabar gal, kur aš prisimenu tą vietą, turbūt, man atrodo, apie kurią tu šnekėjai, apie atsiprašymą, kad man yra tas, kad man suskausta, jeigu aš išgirstu apie skausmą. Ir aš kažkaip tokį turiu pajutimą, kad, jeigu skauda, tai aš kažkaip galiu pasakyti, kad aš atsiprašau, kad tave įskaudinau, net jeigu kažkaip nenorėjau, arba net jeigu nesijaučiu, kad kažką padariau, jog tau skaudėtų, aš galiu atsiprašyti, kad tau skauda. Man labai gaila, kad tau skauda, kad aš tave užgavau. Net jeigu manau, kad aš neužsigaučiau, pavyzdžiui, tokiai situacijai. Būtent. Bet aš užgavau. Ir čia yra labai apie pamatymą kito, nes aš galiu likti tame, man tai čia atrodo, kad nėra ko čia pykt. Nėra čia ko pykt, ko tas žmogus čia pyksta. Ir tame galima labai užsidaryti. Bet tai būtent yra tada likimas tokiam egocentriškam savęs matyme ir santykio matymo tik per savo prizmę.
Ir tai padeda saugoti draugystės. Tai padeda saugoti draugystės. Kaip ir tradicijos. Jeigu tai taptų tradicija, tas atsiprašymas, tai būtų gražu. Tradicijos, kaip kalbėjai, žinai, galvoju, kad labai brangus dalykas yra tradicijos. Aš nepasakyčiau, kad turėčiau labai daug tradicijų su draugais ir aš girdžiu, kad žmonės turi tradicijų ten per Kalėdų 2-3 dieną susitikti su draugais arba, kaip tu sakai, kažkur kempint varį dar kažkur. Man atrodo, kad tradicijos, mes giminėjai turim tikrai tradicijas, bet man atrodo, tradicijos, kaip tu sakai, jos labai laiko, nes tradicijas turi puoselėti visi, kad jos būtų tradicijomis. Nu, bent jau ten 9% turi dalyvauti. Nu taip, ir tos tradicijos jos yra kaip būdas išsaugoti draugystę kažkaip. Naujausia, kurią išgirdau ir kurią pirmus metus bandome taikyti, tai yra per gimtadienius sudėti vietoj dovanų į bendrą sąskaitą pinigus ir iš jų kažkur nukeliauti. Tai po pirmo karto galiu sakyti, kad šiaip tai atrodo, gal jeigu mes tos sąskaitos nebūtume turėję ir sudėję, gal nebūtume susiplanavę, pavyzdžiui. Ne dėl to, kad ten pinigų klausime, o gal kažkam ir pinigų, bet o gal ir aš net nuspręsčiau, pavyzdžiui, kad ten, nežinau, nenoriu investuoti, ne kažkur. Bet ties kol einu, kad labiau apie tai, kad mes turim kažką bendro, kažkokį kapitalą, kurį dabar turim išleisti. Žinai, ir toks užsiėmimas, kur išsirinkti, kur važiuoti, balsavimai, žinai, tas grupės čatas aktyvesnis gerokai tampa. Žinai, tada kažkas imasi, nes kažkas net nesėdina. Toksai... Daug erdvės santykių vykti, susipykti, nežinau, kaip tau, bet man... Niekas nekreipia dėmesio, pavyzdžiui, arba ten... Arba, ir kitų situacijų. Bet to pačiu santykiui vykti, ką tu ir pasakei, aš pakartau tavo žodžius, dabar supratau, kad santykis, kad tradicijos, nes šiandien labai dar gali vadinti tradiciją, dabar 2 metus pradėjom tik tais, bet čia galima pavadinti apie kažkokį būrentį aktą. Terpė santykiui tikrai. Ir jie tai rodo, kad visi nori. Bet dar kažkaip norisi vis tiek sugrįžti prie to, kad, kai neturiu tų draugų. Nes tai didžiulis skausmas kažkaip. Viena tai yra irgi skausmas, kai aš esu santykiai ir jaučiuosi, kad nelabai ar vienas. Bet kita yra, kai visi atrodo turi tų draugų ir šneka ir kuria podcastus apie tas draugystės. O vakar žiūrėjau naujausią seriją Shrinking. Ir užsirašiau net labai tokią skaudibo frazę ten, atrodo, kad the whole universe is conspiring to make me lonely. Kad visi, žodžiu, kažkaip, visos situacijos, visos kortos sukrenta taip, kad aš būčiau vienišas. Ir kaip tai priimti, ne kaip kokią ten lemtį, kaip tokį jau tikrai, kaip štampą, o kad galbūt kažką dėl to daryti ir kažkur judėti. Kad gal tai ir tiesiog etapas. Dar tokia mintis. Taip, kad... Nes šiaip žmogus vis tiek sukurtas yra, būti ar ne, tarp žmonių, ten tie ryšiai... Mano minčių laukas pradėjo keliauti per dalykus, kuriuos mačiau. Žiūrėjau kažkada čia prieš porą metų, toks yra dokumentika, ten turbūt centenarians, žodžiu, apie žmonės, kurie išgyvena 100 metų ir ilgiau. Ir vienas iš tų dalykų buvo, kad svarbus bendruomenė ir socialiniai ryšiai, nes jie, mažina ten kortizolį, ar ne, mažina uždegimus organizme, lėtinį stresą, o lėtinis stresas, ką jis ten... Jau gerai išmokė mane dėstytojas, kad ten trumpina telomeras, kurios ten, žodžiu, yra atsakingos už ilgamžiškumą. Ir kad, tie ryšiai yra labai svarbus. Ir visi šneka, kad svarbus, o kaip tai sukurti. Ir mes jau pakalbėjom, ar ne, apie tai, kad ten reikia kažkaip eiti
judėti, kažkur dalyvauti, ieškoti bendraminčių, ten, nežinau, jeigu aš esu fizikas, kuriam žiauriai nori su kažkuo pašnekėti apie kažkokius fizinius dalykus, o mano visi draugai nėra fizikai. Ir tai reiškia, kad man reikia ieškoti kažkokio ten būrelio fiziko, ar ne, nu, to, kur mes kažką veiksime kartu. Tai tą vat per poreikį tokį, per ėjimą į kontaktą su žmonėm bendraminčiais. Atsiranda tos draugystės. Ir tikėti, kad, nu, va, kalbant apie tą citatą, kurią tu, kad reikia ir tikėjimo, kad aš galiu būti draugystėje ir santykyje, ir kad su manimi gali būti draugystėje ir santykyje. Nes jeigu aš nesu ir neturiu draugų, esu tokioje situacijoje, kai neturiu draugų, arba ten, nu, artimų draugų, turiu tik kažkokių pažįstamų, man atrodo, kad gali būti, nu, vat, kaip ta citata tokio, nu, klausimo, tai ar aš galiu tada turėti draugų iš viso? Ar čia kažkas su manimi yra tokio, dėl ko aš neturiu draugų? Save pamatyti kaip kažkokį sugedusi. Tai man atrodo, kad judėjimui reikia tikėjimo. Tikėjimo, kad aš galiu būti santykėje su kitu ir kad mane gali priimti. Kad aš vertas? Taip. Santykio, kad aš galiu būti kažko įdomus? Taip. Ir jeigu netikiu, nu, vat man taip atrodo, tada galiu bent jau, nu, vat rizikuoti. Jeigu aš netikiu, kad aš negaliu būti santykėje, bet labai noriu, kodėl nepabandžius eksperimento, nu, vat rizikuoti. Aišku, tai yra, tada atrodo labai baisu ir į ką čia įsitverti, jeigu aš netikiu. Bet kažkaip tą patirtį patirti, nu, tai belieka rizikuojant. Ir gal, vat, jeigu labai baisu, galima pradėti nuo kažkokių smulkių draugysčių. Net nebūtinai gal tai galima vadinti draugystėmis, bet pavyzdžiui, pastate galbūt yra apsauginis, su kurio galima vardą sužinoti ten, žinai, ir ten kažką pasišnekučiuoti. Ar ten, nežinau, kažkokia kavinė nuolatos, kur einu ir ten yra galbūt kažkokia, nežinau, žmonės, kurie nuolat joje dirba. Ar kažkokie žmonės ten autobuse, su kuriais nuolat važiuoju, kažką, ar ne, nes anksčiau tai, nu, žmonės taip laukdavo stotelį, pasišnekėdavo, ar ne, nu, va, toks, tas socialinis kontaktas nebuvo toksai svetimas. Tai, nu, nėra vėlų, galima atkurti tą prasme, kad paklausti, vat, bent vardo kažkokio žmogaus. Kitas sykį jau ten, nežinau, vėluoja autobusas, mes galim ir kažką persimest porą žodžių, ar ne, jau žinom viens kito vardus. Tai tada yra ir drąsiau galbūt nebūtinai su tuo žmogum, nebūtinai ten toje situacijoje, bet kažkur kitur megzti ryšį. Toks kaip stiprinti raumenį. Tada galvoju, galima, taip svarstau, žinai, ką galėtų atsakyti ir tas žmogus, kuriam pasiūlytumėm, tai galėtų sakyti, kad, nu, bet aš čia kažkaip keistai pasirodysiu. Keistas atrodysiu. Taip. Bet galvoju, bet kur tada didesnė, nu, kur yra didesnė kančia arba rizika, žinai, ar likti ir būti nesantykėje, be santykio, nu, ar surizikuoti būti keistu? Visokių keistų žmonių būna, žinai. Nes man asmeniškai atrodo, kad aš didesnę kančią išgyvenčiau vienatvėje. Bet galima prie tos vienatvės ir labai priprasti. Taip. Kitas dalykas yra resursų, kartais tiesiog nesinori šnekėti su niekuo. Nei su kasininkė, nei su ten apsauginiu, nei su ten galbūt kavą, kur daro. Tiesiog resursų, kur nelieskite mėlyno gaublio. Nu, toks. Bet jeigu resursų yra, tai tikėtina, kad ir atsitiesti jų užteks, jeigu, nu, nesėkmė ištiks. Nes, nu taip, dabar yra neįprasta paklausti vardo, dabar nėra įprasta, nu taip, nėra čia ką atsakyti tokį komentarą, nu taip, ir, žinai,
Ir kas toliau? Yra šansas atrodyti keistu, bet tame yra šansas ir atrasti santykį. Komplimentai irgi. Dalykas, kuris, man atrodo, padeda kažkaip, tiesiog, jeigu tikrai kažkas patinka pasakyti, užmėgsti pokalbį, nebūtina pradėti nuo vardo. Aš tiesiog bandau įsivaizduoti save, žinai, ir ką aš daryčiau, jeigu matyčiau kažką faino ir pasakyti. Kartais tiesiog net pasirepetuoti namie, o tai ką aš čia ir kur galėčiau užkalbinti, ką aš galėčiau pasakyti arba ko paklausti. Taip, gal kažkam tai gali, atrodyti keista, neįprasta, bet jeigu aš noriu santykio, tada belieka kurti aplinkybės tam santykiui įvykti ir kartais iš tikrųjų gal net susistrateguoti, susigalvoti, kokį aš sakinį pasakysiu, arba kaip aš paklausiu, arba ko aš paklausiu. Galvoju, kad lankau tokius užsiėmimus su moterim ir mes visą laiką po užsiėmimo ten persirengiam, apsirengiam, išeidinėjam. Ir man vienu metu buvo toks etapas, kai kažkaip trūko ryšio ir santykio, draugysčių su kitom moterim. Ir va tik dabar pagalvoju, kad šiaip tai ašgi buvau terpėj, kur galėčiau tiesiog toje erdvėje sakyti, gal kas nori tai kavos išgerti dabar. Bet aišku, protinga čia dabar taip kalbėti, nes tuo metu tai tarsi nejauku, nieks tas nekviečia, bet jeigu nenorės ir panašiai. Bet matyt, gal ir nebuvau ant tiek dideliai kančioj, kad aktyviai ieškočiau, žinai. Taip. Bet tų terpių, man atrodo, taip sąmoningai paieškojus galima atrasti, kur tą santykio kabliuką užmesti. Aš tai dar galvoju apie buvimą gyvų žmogum, kad jeigu aš manau, kad gražiai atrodo ir pasakau, tai yra labai natūralu šiaip. Aš suprantu bloką, kai tu sakai, gal namie pasirepetuoji, gal kažką, bet po to, kai tai prasideda, labai greit pradeda temptis tas siūlas ir tas natūraliai kažkaip tiesiog vyksta. Pamatai, pasakai. Ir ta gyvybė toks, ten pasakai, geros dienos, žinai, ten išeinant, aš vis galvoju apie apsauginikus, kuriomis pasisveikinam, pasišnekam apie orą ar ten kažką. Tada tiesiog tai tampa toks labai natūralus procesas kažkoks, kad, ten užšnekino, tai atsakėjai, neužšnekino, ten kažką pasakėjai, palinkėjai gražaus kažko, kad tai žmogui gyva, iš esmės natūralu kažkiek, bet kažkuriai daliai žmonių tikiu, kad nėra natūralu vien dėl to, kad ant kiek neįprasta tai yra. Ant kiek taip šiaip, nebedaro žmonės. Kai tu pasakoji apie tą apsauginį, pagalvojau, kad tam, kad tai įvyktų kiek įmanoma natūraliai, nors tai yra taip neįprasta, turbūt reikia ir fokusą šiek tiek nuo savęs nuimti ir nukreipti į kitą. Ne tik galvoti apie tai, kaip čia man dabar svarbu yra, kaip aš pasakysiu, arba kaip čia tas nuskambės ir panašiai, bet pagalvoti, kuo jis man yra įdomus, tas žmogus, apie jį pagalvoti. Nes man atrodo, kai daug dėmesio ir koncentracijos yra į save, į savo nerimą, į savo pasaulį, į savo mintis, tai užsisuka toks procesas, kad ir pamatyti kitą tada labai sunku, o tam reikia, santykiui būtina matyti kitą. Pagalvoti, kuo man tas žmogus įdomus yra, ko aš galiu jo paklausti, arba ką jam pasakyti, ar komplimentą, ar paklausti, kur jisai įsigijo ten kažkokį daiktą, ar paklausti, ar čia jau paskutinė, ar ir jūs jau eisit dabar namo, ar kažkaip pasidomėti. Arba kada eisit namo. O kada jūs einat namo? Aš jau einu keliauju iki, o kada jūs keliausit namo jau? Lengvai pabaigti. Tai. Bet šitas yra, čia tokia paslaptis yra, kad dažniausiai žmogus, vieša paslaptis, kad dažniausiai žmogus, kai jau užklausim, labiau galvoja, kaip jam sureaguoti, negu apie klausiantį. Kad vis dėlto dažniausiai visas fokusas vis tiek į save sueina negu į kitą, jeigu manęs kažko paklausia. Tas galėtų nuimti kažkiek įtampos
bet nebūtinai realybėj nuima. Ir kitas, man atrodo, dalykas, vat, kas padeda atrasti žmonės, tai tas toks atvirumas. Tai yra tikrai didelė rizika, bet toks atvirumas kažkoks. Aš prisiminiau atvejį iš ten 8-9 klasės, mes buvome 3 draugės ir kai susipykdavom, eidavome viena pas trečią, susipyksti su viena, tai tada eini pas kitą, nes su ta, kuria susipykai ir ten šnekėsi ir, žodžiu, tada jos ten susipyksta, jos šnekas be man, tiksliau su manim susipyksta, atsiprašau, o tada jos šnekas be manęs. Ir, žodžiu. Ir aš šitą pajaučiau, pastebėjau, kad pati taip darau, supratau, kad taip vyksta ir atėjau ir sakau, o tai gal nebedarom taip. Žiūrėkit, susipykstam, ten aš einu pas tą, tu eini pas tą ir, žodžiu, gal taip nebedarom. Ir viena sako, o kodėl man, o tai kaip, tai kodėl taip reikia daryti, toks šaks ne. O kitas sako, gerai. Ir, ir taip aš radau savo geriausią draugę. Pačią artimiausią, kurią dabar, per ilgą laiką turiu. Tai nereiškia, kad mes kažkaip atstūmėm tą trečią žmogų. Ne. Tai labiau buvo tai, kad, kūrėm šnekėjai, kad atsirado atviras dialogas su vienu iš tų 2 žmonių labiau. Ir tada tas natūralus tolimas tiesiog įvyko, ar ne? Kad, kažkur tas žmogus surado kitą kompaniją, kurioje galėjo savo įprastą modelį taikyti, nes šitas buvo per daug svetimas. Eiti į tą tiesų kontaktą ir konfrontaciją tiesiai, kai kažkas nepatinka. Tai... Nes kai kuriuose dinamikos tas labai veikia, bet čia yra apie tokį tiesumą, žinai, kad atėjau ir pasakiau, o kodėl mes taip darom, kažkaip per nesąmonę. Ir čia buvo rizika. Jos galėjo abi pasakyti, kad kas tu čia nepatinka. Aš iš tikrųjų galėjau likti, žinai, ten be. Bet aš tai čia sėkmės istorija. Yra krūvos nesėkmių istorijų. Krūvos, kai aš pasakau komplimentą, kai nežinau, aš kažką užšnekinu, atsiprašau, vėl tave pertrauksiu. Ne, aš tave bandžiau. Tai, krūvos nesėkmių, tiesiog aš dabar jau neprisimenu. Paminėjau, žinai, apie tavo tiesumą ir atvirumą. Ir galvoju, kad labai daug galima išlošti iš to. Iš ko? Iš atvirumo ir tiesumo galima ir turbūt, patirti tikrai nesėkmių. Bet jau ne viena istorija apie tai, kaip tavo tiesumas ir atvirumas laimi santykį. Ir galvoju, kad šiandien turbūt jau po truputėlį apibendrinant, man asmeniškai, gal ir banaliai tas skamba, bet man asmeniškai vis tiek lieka, atrodo, labai svarbus elementas santykyje, tai yra atvirumo. Ir su savimi, ir su kitu. Ir kad tas atvirumas yra skirtingas. Skirtingo gylio gali būti atvirumas, bet labai svarbu, kad aš pamatyčiau, kaip kalbėjom apie kito atvirumą ir nesilyginčiau su juo. Aišku, yra, man atrodo, labai svarbu atrasti ir žmogų, kuris panašiai gali susijungti su tavim, kažkokiais kanalais ir jūs galit panašiam atvirume būti, bet nepamiršti, kad santykis gali būti ir tarp žmonių su skirtingu atvirumo lygiu. Bet tas momentas, kad įvertinti, kad kitas žmogus gali būti ir labai atviras, nepaisant to, kad ne tiek atviras, kiek tu. Bet tas ėjimas, į tiesų atvirumą su kitu žmogum, jisai kartais nuginkluoja. Žinai, apie tą atvirumą, kurį tu dabar pasakoji su draugiam. Apie atvirumą, apie tai, kas vyksta. Apie atvirumą, kaip vyksta draugystė. Kur tu irgi pasakoji momentą, kur su draugė sakai, kad tarėtės, kaip čia dabar bus, kaip čia jūs atrašinėsit žinutėmis, kaip kas ten neatrašinėsit. Žodžiu, po atviras pokalbis apie patį draugystės procesą. Ne tik apie save, kaip apie žmogų, ką aš giliai daug galiu papasakoti apie save, kaip apie žmogų, bet atvirumas apie santykio procesą. Aha, nes tikrai išlaisvina. Nes, pavyzdžiui, čia ir laidoje aš nusikosiu ir galvoju, ar man pavyks toliau kalbėti, ar čia reikės stabdyti. Ir tada galvoju, pala, bet viskas gerai, tai tu gali paimti, atsistoti, įsipilt vandens ir sugrįžti, atsisėsti ir čia nereikia net nieko karpyti. Tai taip norisi gal, kad ir čia to atvirumo atsirastų. Bet jo, atvirumas laisvina, bet tikrai sudėtinga. Tu taip pasakoji apie mane, kad
kad čia vat aš kažkaip labai atvirai, nu vis tiek pirmos mintis tai buvo, kaip čia reikės išbūti, o kaip čia nusiųs signalą. Nu pirmas yra toks, žinai, tada viskas gerai. Tu atsistosi, įsipilsi ir viskas gerai. Ir man nebereikėjo to, žinai, bet tas toks pirmas efektas vis tiek, pirmas yra slėpt. Kažkokia, ką čia rodyti, žinai, kad užkimau. Bet dar pabaigai, girdžiu, kad einame pabaigą, galvoju apie ne tik atvirumą, nes beje tą situaciją, apie kurią tu užsiminiai, tai buvo po to, kai jau atreagavome viena kitai, kad kažkas netiko. Nebuvo, kad ten apsitarėm prieš. Gal būtų ir gražu, bet mes labiau jau po damage control įvyko. Bet vat, apie tas naujas draugystės, nu ten yragi žinomos tos valandos, ar ne, ten moksliškai, kad ten 200 ar kiek, 200 man atrodo, ne, valandų, kad ten tada jau skaitosi artima draugystė. Naujose suaugystės draugystėse tas labai sunku yra pasiekti. Ir kažkaip esu supratusi, kad labai padeda tada išvykos, nes jos automatiškai sukuria. Nu, vat, ir jeigu patinka žmogus, jeigu mums kažkaip gerai sekasi, nu, turbūt verta tada investuoti į tai, kad ir būtų to laiko kartu, ir to tokio susibondinimo, ir nu, vat, kažkaip leisti iš tikrųjų tada kartu sąmoningai kažkokius, ar ne, ten sleepoverius daryti. O nuo savęs, ką taip galvoju, pabaigai man labai svarbu, tu išreiškia abejonę, kad ar tikrai gali būti artima draugystė, jeigu kažkaip liekama, kaip tu sakai, vat, veiklose, vat, kaip sakai, tu tokį vyriškam kažkokiam, ar ne, labiau nekalbėjimą, nes yra tas reelsas ten, ne vienas turbūt, kur grįžta bičas, sako, kad kažkas išsiskyrė, buvo neištikimas, susižadėjo, laukiasi vaikų ir niekas nežino ten jokių detalių, nes jie nesikalba, ar ne? Nu tai ne veltui šitas juokelis yra, kad, bet, nu vat, iš patirties, nu vis tiek tai tie artimi yra žmonės, net jeigu kažkaip neini su jais į kontaktą. Gal tai laikas labai padeda, bet aš tikrai esu įsitikinusi, kad ten, žinai, kad galima jiems ten skambinti kriziniu atveju, ar jie mokės išklausyti kitos atvejais, bet kad tai yra vis tiek savi žmonės, kad aš jiem noriu kažką papasakoti. Ir aš esu įsitikinus, kad nu, vat, tai yra lygiai taip pat su tom draugystėm, kurios nesikalba kažkaip giliai, bet leidžia laiką kartu, kad tikrai tai yra vis tiek artimos draugystės, kad tai vis tiek yra šildantis tokie santykiai, su jais gali kažką kito pasitarti, ten, žinai, nežinau kažką, ką rengtis, nu, pavyzdžiui, ką rengtis, ką susikrauti kažkur, kažkokius techninius, kaip auginti vaikus, pašnekėti, kažkokius tokius kitus visiškai dalykus, ir tai yra irgi artima draugystė. Ir man atrodo, dalis žmonių gali nurašyti tokias draugystės kaip kažkokius, nu, kad čia tai nedraugai. Ir tada jaustis, kad neturi. Nors iš tikrųjų, jeigu reikėtų juos ištrinti, atrodo, ne, o kodėl? Kodėl dabar toks? Nes ne viskas yra apie verbalinį, kaip čia pasakyti, lygį, apie tai, ką kalbam, nes mintise sukasi kažkokia frazė apie sielos sartumą. Kad gal tame verbalinėme lygyje mes ir kalbam buitinius dalykus, kažkokius tai, nu, kažkokias veiklas, labai ten daug kažkokių nepasigilinam, bet turbūt tai tik vienas santykio lygmuo, kad, vat, nes kai tu sakai, galvoju labai šiaip, nu jo, aš atpažįstu, kad yra žmonių, su kuriais mes išliekam kažkokiam buitiniam lygyje, bet aš vis tiek jaučiu, kad aš su tuo žmogumi esu labai labai arti. Ir kad tai yra kažkas, nu, ne apie žodinį lygį. Taip, atrodo, kad čia galima amžinai kalbėti, nežinau net. Nes tu, kai sakai apie šitą, tai aš galvoju apie šeimą gal. Man irgi kažkaip. Bet vėl, pavyzdžiui, žmonėm yra labai skirtinga šeima. Kažkokiu atveju šeima gali nustatyti, parodyti, ar kažkokios vaikystės draugės parodyti, kokį artumo lygį šiaip galim tikėtis iš gyvenimai žmonių, kuris nebūtinai neteisingas yra. Jeigu mes šeimoje nesišnekam, tai vis dėlto yra žmonių pasaulių, kuris šnekas, ne? Arba ten atvirkščiai, jeigu mes šnekamės, yra ir kitokių. Tai turbūt priklauso ir kokia šeima yra, nes kai būna, aš sako, kaip šeima jau šie žmonės, o ką tai reiškia, irgi ne iki galo aišku, nes su šeima visi turi skirtingą ryšį, kai kurie labiau kažkokį šnekų, kitam mažiau šnekų.
Žodžiu, pabaiga ant pabaigos mums čia gaunasi. Nes prisiminiau, bet aš vis tiek pasakysiu, kad paklausiu, ar tu turi ką atsakymą, nes jaučiu, kad taip ir nepriėm. O tai kaip tas skyrybas apčiuopti ir kaip prie jų prieiti, nes mes taip pakilikom, taip kabėti jį. Nes mano jausmas yra, kad su smurtu to, va, jeigu yra kažkokia emocinio smurto, kažkokia nepriėmimo patyčių, tai tada tikrai nėra. No questions asked. Bet kitu atveju, ar man tai... dar kažkaip stipriai prasilenkiant vertybėm. Ir kad tos vertybės gyvenime gali keistis ir galbūt mes susitikom, kai tos vertybės buvo panašios, bet jos laikė gali keistis. Ir aš dabar bandau kažkaip mintyse įkonkretinti, į kažkokį pavyzdį sudėti. Bet labai stipriai jaučiu, kad netgi ir kažkodėl dabar irgi turiu tokį pavyzdį ir kad žmonės išskyrė religiją, kurios anksčiau santykyje nebuvo. Nei pas vieną, nei pas kitą žmogų nebuvo religijos, santykio su religija. Bet vienam iš žmonių, vienam iš draugų atsiradus santykiui su religija, santykis iširo. Ir man atrodo, nežinau, kiek čia apie pačią religiją yra, bet man atrodo, kad tai apie kažką vertybiško, kažką giluminio žmoguje, kas pasikeitė. Ir tas pokytis, man atrodo, normalu, kad gali vykti žmoguje ir tokie esminiai, giluminiai, dideli pokyčiai. Man atrodo, kad tai irgi gali būti priežastis, kada santykis pasikeičia arba visai nutrūksta. Tai yra kažkokie giluminiai, esminiai, vertybiniai, asmenybiniai pokyčiai, kurie kažkaip nesusitalpina tame santykyje. Jiems neatsiranda erdvė tam pokyčiui. Santykis to pokyčio neišneša. Ir gyvenimo eigoje jis irgi gali keistis. Taip. Gal po 15 metų vėl kažkaip pasikeis, vėl Taip. Galėsim. Ir vėl suartės. Ačiū tau. Aha, tikrai.